Infodiena pristato sėkmingo verslo pavyzdžius su rubrika Verslo vinys. Gyventojų apklausos rodo, kad dauguma lietuvių duonos gaminius valgo kasdien. Be sintetinių priedų duoną kepantys kauniečiai pripažįsta, pagal senas tradicijas duoną pagaminti sudėtingiau, bet triūsą atperka pirkėjų įvertinimas ir pasitikėjimas. Tai suteikia galimybę verslui augti. Lietuviai išrankus duonai. Valgome ją nuo seno ir suvalgome daug. Per metus apie 100 000 tonų. Kai kurie dar mena pas močiutę krosnyje iškeptą naminę duoną. Bet retas, kuris turi galimybių ir laiko, duoną namuose kepti šiomis dienomis. Ta puikiai žinodami verslininkai verčiasi per galvą, kad įtiktų pirkėjų skoniui. Kauno priemiestyje įsikūrusi kepykla Garliavos duona iš milžiniškų krosnių traukia visai kaip močiutės keptus didelius juodos duonos kepalus. Įmonės savininkas Petras Niunava nė karto nesuabejojo duonos verslu. Ne veltui Lietuvoje prigijęs posakis – duona kasdieninė. Jos daugelis lietuvių išties valgo kasdien. Duona gal, kaip sakyti, čia yra tokia, mes kai pradėjome nuo šakočių, duona tapo kasdieninė prekė ir ji buvo paklausi ir mes nuo to, kaip sakyti, prieš 10-13 metų pradėjom duonos šitą verslą. Mes gal kiek sunkiau dirbame, mes dirbame su duonos raugais, duoną rauginame 1-2 paras ir ją darom natūralią, ko žmonės pageidauja, kad būtų be visokių chemikalų ir be raidžių vadinamų. Siūlom natūraliai raugintą duoną, naminę, kaip vadinama. Daugiausia, ką mes kepame, būtent tą naminę, natūraliai rauginamą duoną. Paskui batonai, bandelės konditerija, sausainiai. Pasak įmonės savininko, natūraliais raugais duona gaminama lėčiau nei gaminant su įvairiais cheminiais priedais. Specialiuose raugyklose duonai raugas ruošiamas kone 2 paras. Maisto technologai teigia, kad tokia be mielių su raugu kepama duona ilgiau nepelyja, yra sveikesnė. Pasak verslininkų, turi ir daugiau pranašumų. Paprasčiausiai mes, kaip minėjau jau, kad mūsų yra natūraliai rauginama, tai yra pieno rūgščių bakterijų pagrindų jinai išgaunama. Tai jinai yra sveikesnė, nenaudojam chemijos, nepilam. O šiaip ir kiek atsiliepimų žinom, kas negali juodą duoną valgyti, kam rūgštingumas kyla, mūsų duoną valgant to neiškyla problemų. Gamyklos patalpos persismelkia ką tik iškeptos duonos aromatu. Kepyklos darbuotojai juokauja, kad kvapo seniai nebejaučia. Prisimena jį tik užvėrus darbovietės duris. Kai pažįstami vis nusistebi, kad šie iš tolo kvepia pyragais. Garliavos duona į šias erdves patalpas įsikėlė vos prieš porą mėnesių. Įmonės savininkas džiaugiasi, kad čia galės plėsti verslą, gaminti naujų rūšių duoną, įsigyti naujų gamybai reikalingų prietaisų. Ankstesnėse nuomojamose patalpose jau buvo ankšta. Dabar patogu duoną, pyragus ir kitą produkciją ir paruošti, ir transportuoti. Naujas šitas patalpas mes įkėlė maždaug 2 mėnesiai jau ir kėlėmės vien dėl to, kad buvo senos patalpos, reikalavo daug kapitalinių dėjimų ir nebegalėjom plėsti paprasčiausiai gamybos, ko pasakoja mums trupučiuką, kaip sakyti, prastėjo ir kokybė gaminių. Tai persikėlus į naujas patalpas mes jau turime geresnės realizacinės ir gamybinės sąlygas. Ateityje žadame įsikepti ir tos prancūziškus batonus, itališką duoną. Dabar jinai paklausyk jaunimo tarpe bent jau. Garliavos duoną įkūręs verslininkas džiaugiasi, kad verslo plėtrą supaprastino ES parama verslui. Finansuojama pagal Invegos administruojamą priemonę pasidalintos rizikos paskolos. Petras Niunava pasakoja, kad pasinaudoti verslui siūlomomis lengvatomis nebuvo sunku. Nereikalavo nei ypatingų žinių, nei laiko. Už imtą paskolą iš banko suteikta Invegos garantija ir didžiąją dalį dokumentų padėjo parengti paskolą suteikęs bankas. Verslininkui reikėjo pasirūpinti tik porą dokumentų. Mes šitą pastatą statėme, aišku, ne savo pinigais, ėmėm kreditą iš SEB banko, kuriem dėkingi už paskolą suteiktą, o tuo pačiu ir Invegai, kuri mums davė garantą ir mes mokame mažesnius šitos vadinamus palūkanų procentus. Praktiškai mes užstatėm šitą patį fabriką, kur dabar turim, ir nereikėjo užstatyti kažkokių nuosavo turtų. Ši duona, batonai ir kiti gaminiai šiuo metu siūlomi pietų ir vidurio Lietuvos žmonėms. Dalis juodos duonos tiekiama ir Airijos bei Vokietijos lietuviams. Matydami, kad natūraliai be sintetinių priedų ruoštą duoną žmonės vertina, verslininkai jau vasarą gaminių žada pasiūlyti ir Uostamiesčio bei Šiaurės Lietuvos gyventojams. Beje, statistika rodo, kad būtent Šiaurės Lietuvoje suvalgoma daugiausiai juodos ruginės duonos.
Dirba 76 žmonės ir gamybą tikrai mes esam numatę plėsti, nes yra poreikis, yra net skambina iš kitų kraštų, kaip sakyti, iš kitų rajonų, kad tiektumėm duoną kitur. Tai kur jau galės paragauti žmonės? Praktiškai mes planuojame važiuoti į Uteną ir į Klaipėdos kraštą. Pernai atlikta gyventojų apklausa parodė, kad 80% lietuvių duonos gaminius valgo kasdien. Daugiau nei pusė, 62% tautiečių, vartoja juodą ruginę duoną.